Labas, aš čia trumpam, kad papasakoti tau apie šį užtemimą. Šį kartą nedarysiu tokį platų, tokį, kaip čia pasakyti, nors ir tada nebuvo labai toks platus, kaip įprastai galėčiau galbūt pasakyti. Čia dabar gal tokia labai trumpa žinutė nuo manęs. Užtemimas. Užtemimas yra žiedinis saulės svarstyklėse, be 15:10 Lietuvos laiku ir jaunatis bus 49. Tai va, ir šitas užtemimas yra šiek tiek toks, kaip čia pasakyti, niūresnis, emocinė prasme jis gali būti sunkesnis. Dėl to, kad šitas užtemimas svarstyklėse vyksta tiksliai susijungime su juodu mėnuliu ir taipogi Merkurijų. Juodas mėnulis įtakoja tiek šitą užtemimą, duodamos neigiamas svarstyklės pusės, tiek Merkurijui ir dar tuo pačiu metu yra kvadratas į Marsą iš vėžiško Marso. Tai va, todėl gali būti sudėtinga ne tik tai, kad svarstyklėms avinams, bet tuo pačiu metu ožiaragiams ir vėžiams šiame laikotarpyje. Nepažeisti svarstykliškų principų. Tai yra harmonija, darna, taika. Praeitas užtemimas buvo susijęs su mėnuliu ir todėl tai galėjo paliesti labiau mamą. Šiuo atveju čia yra saulės užtemimas, todėl gali tai paliesti labiau tetį, santykius su tėvu. Todėl rekomenduotina, patartina šiame laikotarpyje nesipykti su tečiu. Taipogi labai svarbu šiame laikotarpyje nebūti labai savanaudiškiams savo artimųjų, savo partnerių atžvilgiu. Nebūti savanaudiškiams dėl pinigų, nebūti savanaudiškiams dėl savo asmeninio įsitikinimo, kaip aš matau šitą santykį. Nebandyti ginti teritorijos, nebandyti įrodinėti savo jausmų partneriui arba savo šeimos nariams šiame laikotarpyje. Taipogi dėl to, kad yra kvadratūra Marso, gali šiame laikotarpyje iškilti konfliktiškų situacijų arba nesusitarimų, nesusipratimų pačioje šeimoje. Dėl to, kad Marsas yra vėžyje, žmogus yra emocionalus, jautrus labai ir todėl gali iškilti įvairiausių principų, pretenzijų. Tai va, todėl galima taip sakyti, kad šitas visas užtemimas yra jautrus, ypač jautrus 4 zodiako ženklams, bet dar papildomai. Tai va, tie 4 yra svarstyklės avinai ir vėžiai ir ožiaragiai. Vėžiams ožiaragiams šiame laikotarpyje ypatingai gali kilti toks, pretenzija, noras pakovoti, noras pakonkuruoti, įrodyti savo tiesą, bet iš tikrųjų aš rekomenduočiau šitą laikotarpį panaudoti darbams, veiklams ir pinigų uždarbiui, negu bandyti įrodinėti, kad aš tave myliu stipriau, kad tu manęs nemyli, kad tu neskiri man dėmesio, kad tu neskiri man tiek pinigų, aš nematau tavo meilės ir panašiai. Tai va, šitus dalykus, tiesiog Kam dabar šiam laikotarpiui tai bandyti įrodyti kitam, kad aš myliu tave daugiau, arba taipogi čia gali būti labai didelis pergyvenimas, kad tu skiri bendram tikslui ne tiek daug dėmesio, kiek aš skiriu. Svarstyklėms ir avinams labai svarbu, taipogi čia yra ne tik tai partnerystės tema, bet taipogi ir bendradarbių, kolegų santykių tema. Tai va, galima taip sakyti, kad visi santykiai, kurie yra surišti jūsų su dokumentais. Tai reiškia, kad tai yra tiek sutuoktiniai, tiek jūsų pavaldiniai, tiek žmonės, su kuriais jūs dirbate, jūsų viršininkai taipogi. Tai va, čia gali būti tarpusavio santykių interesų tema. Tai va, pagrindinis galbūt šito užtemimo principas yra tiesiog nelaužyti kito žmogaus ribų. Ir jeigu žmogus nenori to daryti, neverta realiai jo versti tai daryti. Tai va, stengtis iš tikrųjų priimti labiau tolerantiškai jo poziciją, nors netgi jeigu jinai yra neteisi, jeigu jinai yra užsispyrusi, jeigu žmogus daro klaidas, nebandyti šiame laikotarpyje, bandyti priverstinai jam įrodyti, kad jis yra neteisus. Taipogi šiame laikotarpiu būtų nepalanku užsiimti grožio procedūromis, bent jau šiam laikotarpiu. Tai buvo vakar, tai yra šiandien, tai yra rytoj, šias artimiausias keletą dienų nepatartina eiti į grožio procedūras.
Todėl, kad, tai yra pažįsta Venera. Venera šiuo atveju irgi yra Skorpionė, tokia šiek tiek neigiama, konfliktinė gali būti. Todėl yra tikimybė iš tikrųjų ir, susipykti dėl pinigų, dėl paslapčių įvairiausių ir panašiai. Taipogi šitą užtemimą pajaus labai oro ženklai. Tai yra visi oro ženklai. Tai yra svarstyklės, vandeniai ir dvyniai. Dar vienas zodiako ženklas, kurį palies šitas užtemimas, tai yra jaučiai. Todėl, kad jaučiai yra valdomi tos pačios planetos Venera kaip ir svarstyklės. Ir čia gali iš tikrųjų ateiti iššūkis ties santykių, ties interesų tema. Prisiminkite vieną dalyką. Šiame laikotarpyje sugriuvęs santykis ypatingai rėžiamas iš peties, toks trenkiau durim ir pasakiau, aš tavęs matyti nenoriu, šita situacija bus visiškai karminė ir galima sakyti, šitas užtemimas pilnai uždarys tavo santykį su tuo žmogumi. Todėl galima sakyti, tu savęs paklausk, ar aš tikrai noriu, ar aš tikrai esu įsitikinęs, kad man šito žmogaus gyvenime nereikia. Tai todėl rekomenduočiau šiame laikotarpyje, propaguoti asmeninę ramybę, emocinį skaidrumą ir stengtis nesivelti į beprasmiškus konfliktus, ypatingai su tais žmonėmis, su kuriais mes esame surišti finansais ir esam surišti su emociniais saitais. Tai yra mūsų šeimos nariai ir mūsų kolegas darbe. Tai šitas užtemimas šiais metais yra paskutinis. Mes būsim, poilsio laikotarpį biškį po šito užtemimo, jau biškį pailsėsime iki kovo mėnesio, sekančių metų. Todėl neprisidirkim, neprisivelkim, todėl kad sekančiais metais, kovo mėnesį, bus labai panašus, galima sakyti, užtemimo koridorius. Bet kokiu atveju labai rekomenduočiau šiame laikotarpyje tiesiog stengtis išlaikyti balansą. Čia būtų pati harmoningiausia svarstyklių sritis, tai yra laikyti balansą. Ir jeigu iškylo šiuo metu kažkokia stipri dilema, žmogus labai čia skambina, kažkas viskas blogai, tai rekomenduotina tiesiog keliom dienom tai atidėti. Ir netgi jeigu žmogus ateina, toks visas piktas, ir tu jam sakai, kodėl tu ant manęs pyksti, nes aš piktas, aš noriu su tam susipykti, davai dabar išsiaiškinam. Ir tam sakai, kad šiame laikotarpyje aš norėčiau ramybės. Gal galime mes apie šitą temą pakalbėti šiek tiek vėliau. Tiesiog atidėti, trumpam. Neverta dabar veltis į rimtas labai diskusijas, labai aiškinimusius. Svarbiausia šitame laikotarpyje iš tikrųjų nedaryti labai reikšmingų sprendimų, nerėžti iš peties, nerekomenduočiau iš tikrųjų daryti didesnius kažkokius pirkinius, keliauti ir panašiai. Tiesiog, iš tikrųjų stengtis savo kasdienybėje ramiai praleisti šitą visą laikotarpį. Tai va.